Nu, cilkutė. Eik į gyvenimą. Eiktų. Taip, wow. Labą dieną. Žodžiai, rytoj mamos gimtadienis Jurgos yra ir mes su Agne šiandien visą rytą mieste praeinėmės ir ieškojom dekoracijų. Tai va, šiuo metu mes puošiam senelę mamos gimtadienį. Artėja mamos gimtadienis ir kadangi mama dar nenori kažkur išvykti ir švęsti, tai ofisas nusprendė padaryti jai staigmeną. Viską apsipirkom ir dabar lekiam kur? Gaminti. Taip. Labai įdomu, ką merginos visgi yra paruošusios mamai. Darom mamukai, vat. Surprise, motherfucker. Supratau, Meida. Taip lėtai nesi. Nustok, taip galvot. Sveiki visi! Dabar einam mes į Rosi desertus, pasimsim tortą ir visokius deserčiukus. Nes labai mamai patiko desertai, tai labai fain. Aš labai laukiu paragauti, nes aš jau net neragausiu, o jie taip gražiai atrodo. Labai. Jūs pamatysite. Kad jūs pabarvintumėt seilę dabar vat iš tuos makarunsus ir užsinorėtumėt jau, nežinokit, tikrai verta atvažiuoti, tikrai verta pasižiūrėti ir paragauti šitus skanumynus, pasižiūrėkit. Wow. Wow. Pauliau, gali paimti? Nu ką, merginos atvažiavo į ofisą. Pažiūrėkit, kokie grožiai čia pas mus, pažvelkit. Wow, va čia tai stipriai, jinai. Valgysiu ir su tavim nesidalinsiu. Ir gerai, ir nereikia. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, Gerai, šaunam bongį ir prisigeriam. Noriu išgerti. Tu gal juokauji, nealkoholinių. Tai seniai, tu nealkoholinių. What the fuck, kas leidžia pinigus ant nealkoholinių? Ne, nu ką, taip, mes... Aš vakar nenorėjau tavęs liūdinti. Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday. Have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday. Bet kokia atveju šiandien mes važiuojame pas kosmetologę pagaliau. Man po viso šito mėnesio, 2 mėnesių tiksliau, karočią sveikatai ir mano veidui. Matosi? Ne. Normaliai taip atrodo? Normaliai. Nekišiu kameros, nereikia jiems matyti, bet normaliai šiaip. Jo. Bet važiuoju dabar pas kosmetologę susitvarkyti veidą, kad man atnaujintų jį, fresh būtų ir taip toliau. Naują skūrą uždėstų. Naują skūrą, kad uždėtų, jo, nes labai reikia susitvarkyti. Reikia visgi kažkokiu būdu, kadangi ir nelabai aš to darau, bet reikia prižiūrėti save. Visgi turėsiu ištverti visą šitą skausmą. Praeitą kartą, pirmą kartą skaudėjo, bet nebuvo ant tiek blogai. Bet dabar, kadangi man reikia visą visą veidą atgaivinti, čia jau galiu sėsti, ne? Taip, tai atliksim veido valymą. Įrankiai 1, 2, ultragarsinis. Antano veidukas parodęs, bus dar raudonesnis. Bet negąstim. Ne, žinokit, aš persigalvau, aš nebenoriu. Gerai, klausau, viskas. Aš ramiai dabar sėdėsiu. Perspėjau. Aš net veidrodį matau, kaip aš blizgu. Aš atsigavęs. Truputėlį blizgėti turi, supranti, bet... Taip, ne, aš turiu menį, aš kitoks. Matau savo buvusią meilę. Einam parodysiu savo eks. Pribėgam prie mano eks. Eik tu nuo mano eks. Žmogus ir tadai žmogus. Ai, bля. Išsigandau. Mano buvusi. Nu greitai, dabar pasidarom nuotraukytę. Nu vis tiek reikės. Nuotrauka.
telefą. Nupirksiu aš tau viską, ko tu nori. Ko dar nori? Ko? Gaupruškės nori. Naujos gaupruškės nori? Drabužių gaupruškės. Norit gaupruškės. Gerai, nupirksim naujo... Ir iPad'ą nori. Ir iPad'ą. Gerai, važiuosim šiandien ir iPad'ą pirkti. Šiaip iPad'ą tai tikrai reikia pirkti. Kaip tik kalbėjom, kad reikia darbinio iPad'o. Gerai, bet mes ne apie tai. Ne apie tai. Pagaliau atvažiavom dabar į Vilnių ir einam pas geriausią barberį. Visiems išgirta. Brighter days is on the other side of pain. Can't be the same if you wanna see some change. Iced out chains got you acting kinda strange. Mine got corroded by the fortune and the fame. Ego so bloated, got your head on the range by the followers and looks. Movers in the crooks, beat down low. You need a ram in a bush. Can't debate, you took the bait, a fish in a hook. Made a friend of an enemy, you mistook. Growing up is knowing everybody ain't solid. Ką, dabar einame mes į Vilniaus studiją įrašinėti jau paskutinės dainas, paskutinius mano štrichus, kur užbaigsim pagaliau albumą. O mokiu žodžius? Ne. Dar viena daina. Nu, davai, bet jau. Aš nepaleisiu tavęs, nors ir mastai apie jį gana. Geriau tiesa karti tik būk šalia. Gal kartais tu durna ir kartais aš kvaili. Grįžau iš Vilniaus į Kauną pagaliau ir prireikė pasirodo dabar to iPad'o. Ir, moslovų neišlaužiau. Ir ką tik nuvažiavau, nusipirkau iPad'ą. Tai man jie visada atrodė tokie nereikalingi daiktai, bet kadangi jau prireikė, tai prireikė, nupirkau. Ir taip pat, šiandien kol buvau Vilniui, pranešė, kad atvyko pagaliau virtuvė. Ir šiandien jau, kaip matau, montavoje. Kiek čia daiktų. Čia kažkas, šaldytuvai visokie. Aš net nežinau iš tikrųjų, kokią iPad'ą čia pasiėmiau. Tipo, sakiau, kad noriu, kad dabar ir greitai kas yra salone. Čia buvo vienintelis salone iPad'as. Nu, tikrai porto geriau čia bus žiūrėti. Aš esu verslininkas, aš čia va taip paspausiu. Oho, viską aš čia matau, koks didelis ekranas. Tikrai patogiau nei čia. Yra sumontuota, renderinu ir galėsiu išsiųsti klientams peržiūrėti. Nu, 24 minutės dar renderins, o tu tarpu važiuoju į kitą objektą, kitas patalpas, reikia jas visgi šiandien paruošti, sutvarkyti, kad rytoj ryte jau tik nuvažiuoti ir aprodyti. Pam, viskas. Važiuoju, sutvarkysiu ir tada migoti. Susimatysim rytoj, arba rytoj, nežinau, like, subscribe ir koment. Ata. Ne, aš šito nedėk, aš negėjus. A galvoji, negal pasibučiuoti? Nu, kuris su manim nori pasibučiuoti? Nu, tai prisižiūriu lūpą savo. Nu, tepk. Au, ble. Блядь. Gal kartais tu durna ir kartais aš kvailys, bet baby šiam pasauly mūsų nieks nesustabdys.